Aha, kas prisijungėt, kaip visą, kai mes planuojam per 3 platformas, kaip visą, kaip matote. Jo, šiandien biški turėsim ką veikti, turėsim planą, tai ką, upininkas laukia, jo. Aš nežinau, kaip aš atidarysiu, nes pas mane yra viena kamera. Tai aš neturiu kitos, mes bandysim tai padaryti. Turiu programėlę, per kurią aš galėsiu pažiūrėti vertę. Gerai, aš šiek tiek sustabdysiu šitą būtent momentą, nes man po transliacijos mano kolega transliuotas ir geras draugas Wolfas pasakė, kad labai kainos buvo netikslios. Tai jūs tik tais matysite, ką aš ištraukiau, tai čia jau jūsų sprendimas bus, kiek ten kas kainavo, kiek kas išėjo, bet esu labai dėkingas Wolfui, kad jis man pasakė. Tai jūs tiesiog galite matyti, ką aš ištraukiau ir kas buvo surinkta, tai tiek tos kortos, bet mes dėsim į slyvus. Iš kur mes pirmą tai gavom, tai yra iš Game Room. Va, turiu 5 retro pekus, tipo antro leidimo. Toliau. Turim vieną mega pack, 25 bandlo. Ir žiauriai cool atrodo, nemeluosiu. Ir paskutinis, ką mes turim, čia yra 25th anniversary dėžutė. Va, čia yra 25th anniversary. Žinau, kad nevoksuoja labai, bet atrodo va taip. Galvoju, pradėsim nuo smulkaus, tai yra retro pakų. Ne, vienam pakė, va šitam, yra 9 kortos per pakelį. Tai pradėkime, pirmas pakelis, atidarinėsim patį pirmąjį, pažiūrėsim, kas jo viduj. Jūs turbūt pirmiau pamatysit, nes kas yra ten per kortos. Gerai, jūs nematot kortą, ne? Aš irgi nematau. Taip, va. Ne, jūs nematot, aš nematau. Va, jūs nematot, aš nematau. Pirmas 4 kortos, kiek aš žinau, mes dedam į galą. Pirmas 4, aš net nežiūriu. Aš labai stengiuosi. Pirmas 4, ne, mes dedam į galą. Aš va taip atidarinėsiu, tai kad jų fokusas būtų. Gerai, ką mes turim? Čia labai skaft, bet pirmą kartą. Gerai, tai pirmą kortą, ką turim. Oh shit. Mes gavom United We Stand į slyvą, į rankovę. Suraskam parduotų. Aš nepardavinėsiu. Tikrai nepardavinėsiu, bet ir tikrai aš nedarysiu to, kad, žinai, gal kam nors dėka, nežinau. Bet aš nemeluosiu, aš buvau įkvėptas, jeigu žinot, kurie Omantą Jokubaitį. Tai aš buvau įkvėptas jo, man patinka, sakau, pamačiau jo turinį ir aš toks, fuck it, davai pabandysiu ir aš, I will give it my luck. Pažiūrėsim, kas išės, pažiūrėsim, ką mes gausim ir žiūrėsim, kas pavyks. Gerai, turim kitą kortą. Čia mes 5 kortas darinėsim beveik ilgą laiką. Tai čia editorius Gizmo editoriui Gizmo. Tau pizda. Atidarinėjom. Taigi, pirmą kortą. Hoba, jo čia holo, Jam Defender, žiūrėkit, holo. Tai va, žiūrėkit, holografą. Taigi, dar liko mum 3 paketai, tai yra 27 kortos. Ir dar tada liks mum Legacy pakas ir Master klasas. Vėl taisyklė, 4 kortos nuo viršaus į apačią. 4 kortos nuo viršaus į apačią. 1, 2, 3, 4. Ir nuo 5 pradėsim. Mes nuo 5 pradedam ir nuo pačios. Taigi, aš nematau, jūs nematot, pasižiūrim, ką mes gavom. Oh, shit. We got it, Masked Beast. Jau čia sakau, čia skaitau, čia yra maža pergalė mano knygoj. Tai čia yra cool. Jeigu aš Masked Beast deką pildinsiu ir jeigu žaisiu šitą retro, tai bus visai cool. 27 kortos. Iš tų 27 kortų mes gavom jau 3 spalvotas rierus. Dar liko 2 pakiai. Įdomus pulai, nemeluosiu. Įdomus pulai. Mes meniškai man labai įdomus. Kur toks, žinai, taip labai klaustina. Tai dabar pasižiūrim. Va, vėl. Taisyklė 4 į apačią. 1, 2, 3, 4. 4 į apačią. Ir mes atidarinėjom. Taigi vėl. Padėsiu čia į apačią. Aš nematau, jūs nematot. Taigi, aš nematau, jūs nematot, atidarom ir pasižiūrim. Pirmą kortą. Holo Buster Bladeris, oh shit. Alright. Taigi, turim visai jau 4 radinius visai. Ir iš 36 kortų 4 rierai. Bam. Dekas, bam.
autofokusas, 4 kortos į apačią, 5, kad pradedam atidarinėti. 1, 2, 3, 4. Gerai, bam, fokusuojam, bam. Vėl, reras, Žiūrėkit, jūs pažiūrėkit į kortykę. Jo, mes atidarėm visą retro ir iš to retro either A mes susidirbom 25 eurus arba 8 eurus. Vienas iš dviejų. Tai čia labai geba, labai geba. Gerai, iš pirmos kučkos ir tada mes galim parodyti jum visus tuos mūsų gautus rierus plus holo. Tai va, žiūrėkit. Dabar tiesiog parodysiu. Vėl gavom Kaiser Seahorse, Buster Bladerį, Masked Beast, Jam Defenderis ir brangiausias visam šitam yra United We Stand. Tai čia yra megapekas, taigi ganai kas gali būti. Tai čia kas siūlo su 13 kortų, kas yra vienas Starlight Rare, vienas Prismatic Rare, Secret Rare'as, 3 Ultra ir 8 Common. Klausimas, ką gausim? Čia va įdomi, kiek mes čia turime kortų, ogi turim 39. Iš tų yra 3 pakeliai, 13 per pakelį. Darysim Mega Pack Bundle. Dabar man reikia gražiai daryti, kad aš nenorėčiau jas suplėšyti. Ok, tai darėm. Žiūrėkit, visai pakelis toks fainas. Nu, aišku, ne fokusė, bet jūs pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo blizga. Taigi vėl, atsimena taisyklę, 4 žemyn, 1 į viršų. Taigi, bet mes čia skaičiuosim. Toliau. Gerai. Vėl. 1, 2, 3, 4. 4. Ir mes dabar atidarom 5 čia į viršų. Hop. Ogi gavom. Jūs pažiūrėkite į artą. Kai gerai, kai gerumo atrodo. Gerai. Vėl. Jūs nematote, aš matau. Ogi. Jūs žiūrėkit, kaip per šviesą. Nu, žiūrėkit, kaip blizga. Kaip fainai blizga. Gerai, bam. Toliau. Pum. Pasižiūrim, kas čia. Kas čia per ilgas tekstas, bet bandysiu perskaityti. World Chalice, God Dragon, Alma Duke. Bam. Kitas. Reras. Čia bendrierai bus tai. Bet kortos tai dizainas gražus. Toks biškai labai primena šituos. Toon World labai primena. Tunerius. Čia. Bam. Liat, kai gerai atrodo. Bet kiek daug teksto. Gerai, dar vienas pakelis. Bandom atidaryti, pažiūrėt, ką gausim, pažiūrėsim, kas išeis, pažiūrėsim, kas pavyks. Vėl, taisyklė, 4 nuo viršaus į apačią. Ir tada atidarinėjom. 1, 2, 3, 4. Kad nesukčiautų, iškart pirmą rodau ir tada mes pradėsim. Bam, pati pirmoji. Opa, labai blizgi. Jūs nematot ar, bet fokusuojam. O, blėt, Mulčarmi Purulyje. Čia skamba kaip kažkoks burtažodis dabar jau. Bam! Ką mes gavom? Blėt, fainas dinozauras. Vėl Reras, Gamel, Vesir, Turtle, Kaiju. Gerai, kita korta. Tai darom. Blėt, man jau šipsenėlė, net matot, iškilo. Bam! Buliuot. Pažiūrėkit į šitą artą, kaip fainai atrodo, pažiūrėkit, kokie faini. Buster Whelp of Destruction Swordman. Destructor Swordman. Gerai, kita korta. Jūs nematote širnę, bet tuoj pamatysim, ogi, bam. Oi, pažiūrėkit, aš žinau šitą kortą, aš žinau, žiūrėkit, ką mes gavom. Koks fainas. Žiūrėkit į šitą. Ui. Marašmeleno, žiūrėkit, koks malionas, jūs pažiūrėkit, koks fainas, kokia faina kortykė. Gerai, žiūrėjau, ui, koks fainas, aš jau matau, koks fainas. Dora, kokie faini dinozauriukai, ajajaj, jūs pažiūrėkit, kokia fainulkė. Oi, kokia fainulkė, tiesiog imk ir nusineš. Bam, jūs pažiūrėkit. Tiek rierų. Bendras rierų kiekis. Dar, žiūrėk, tiek rierų turim. Okay, so,
4 į apačią ir mes toliau žiūrim. Tai 1, 2, 3, 4. Ok. Tai again, jūs nematot, aš nematau. Pirmą kartą. Bam. Turim kažkokį triušį, netriušį? Triušį, Silhouette Rabbit. Šitas linkas, nice. Čia du linkai, ok. Gerai, kitą kortą. Bam. Bestial Baldrake. Bam, pasižiūrim šitą kortą greitai. Hazard Lizardos. Tai čia yra linkas, du linkai. Gerai, kita korta, ok. Bam. Vėl. Raras. Code of Soul. Ok. Ir čia yra vadinasi Stronghold bei Hidden Fortress. Visai graži korta, dizainas fainas, tikrai netrodo kaip falas. Šiuo metu mūsų rierų rinkinys, žiūrėk kiek čia rierų. Mes jau va tiek susirinkom rierų. Look at this. Liko paskutinis, tai yra dėžė. Graži dėžė, jūs pažiūrėkite šitą. Oba. Kokia faina dėžė. Su visais Yu-Gi-Oh! Protagonistais ir jo, su visai. Pala, čia berods. Jo, protagonistai ir antagonistai. Yu-Gi-Oh! Tai čia visai kietai. Dabar mes gražiai atidarysim. Aš nenoriu suplėkti žutės. Ui, nu ką, paskutinė dėžė. Čia parašyta. Šitoj dėžėj yra 3 skirtingi 25 megapakai. Po 13 kortų. Vienas Starlightas, vienas Prismatic Secret, 3 Ultra, 8 Com. Tai čia mes biški turėsim ką veikti. Darom dėžę. Darom dėžę gražiai. Kaip nevyispračiai. Oba. Ir man patinka, mano šviesa tiesiog uždengia, kas tam toj dėžėje yra. What's in the box? It's a dick in the box. Turim tokenus. Čia vat yra token kortos, kiek aš suprantu, tokenai. Tai yra kiekvieno veikėjo. Nu ką mes matėme tenais, tai kiekvienas veikėjas turim viršui apačioj Jugis ir, nu tarkim, Jovis ir jo tas monstras, Jugis ir jo juodasis burtininkas. Tai pažiūrėk. Visai neblogai, aišku, biški velėsi kamera. Ir mes čia dar turime, ogi turime dar 3 tokius pakus. 3 megapakus, kuriuos mes atidarysim ir pasižiūrėsime, ką mes juose turime. Anyway. Pirmą parodysiu šitos. Jo, mes gavom tuos 3 šitos mūsų veikėjus. Vienoj pusėj. Tai va. Taip, ir žinot, ką aš pastebėjau viršui? Dark, Fire. Čia tuos jų elementals. Tai ką pamačiau, įsivaizduojat? That's nice. Mes turime dar sykį vėl. 3 megapakius. Vėl atidarom. Aš nematau, jūs nematot. Pasiblūrina, atsiblūrina ir mes pasižiūrim. Bam. Vienas eras, tai paleozoika bobina kažkokia. Bam. Čia atrodo kaip kokio metalo marškinių coveris. Memontical Tectulika. Bum, einam į Tulika. Bam, dar vienas. Diabella, Queen of White Forest. Toliau Turn Silence. Friendsmith Sequence. Bam. Sengjakin Wakes of Millennium. Šiaip fainas, gražiai atrodantis goblinas. Ir blemba damage turi. Toliau. Ką čia turim? Belze of Diabolic Dragons. Bliat, kaip artas. Pažiūrėkit, kai atrodo artas. Tai. Kai kietumo. Toliau. Bam. Trickstar. Senai mačiau šitą kortą. Trickstar Archangel. Jos stiprios kortos. Kažkur bus spell. Dragon's Light and Darkness. Jeigu aš dar pulinsiu Light and Darkness dragoną, šitam pulę. Gerai, bam! Vice Light Sword Archfiend. Visai gerai, neblogas pulas, mes dabar tik susimesim. Okay, čia tiek kortų, kas yra not rare, bet turbūt gal kažkokią deką galės išėjęs mums padaryti. Mes jau 2 valandas kortas darinėjom. Aš esu suaugęs, man yra 29 metai. Skamba ir liūdnai, ir ne.
Bet jo, aš turbūt varysiu į game roomą dar slyvų prisipirkti, nes aš be slyvų sėdžiu dabar. Visiškai motherfucker. Aš galvau, man užteks slyvų. Aš, blėt, protingas. Gerai, visai nedaug liko mums čia, tik dar vienas dekas, vienas setas, paskutinė kaladė. Taigi, pradėkim. Bajam. O, Malis P, White Rabbit. Tu vienas kortas atidarinėjai, nice. Dabar atidarom dar likusias kitas kortas. Bajam. Pala, dabar pasižiūrim, kad ištraukiam. Bet so cool. Kai gražu. Vadinasi, aš net perskaityti negaliu. Dryton nu 2. Ok, 3 kortas, let's go. O, tu pažiūrėk, mes ištraukiam viščiuką. Čia mes jau nebeskubam, mes jau įsidirbinėjom, bet žiūrėk, kokį viščiuką įsitraukiam. Kokį fainą viščiuką, blizgantį viščiuką. Legendary Fire King Pota. Paskutinės 2 kortas. Davai abi ir atidarom. 1. Jūs nematot, aš ir nematau, bet mes dabar pamatysim, ogi. Ir abi blizgos. Swallow Kaurai ir Mimigul Arbor. Ir manau, mes galėsim šiaip padorų deką pasidaryti pagalvojęs, nes labai atrodo tvarkingai. Labai įdomiai kortos susidėjo. Gerai, hebra, tai mes padarom 5 minučių timeoutą. Tai yra pertraukėlė, jūs pasiklausysit muzikos, pasėdėsit, gal pakalbėsit, gal kažką skanaus pasiimsit.